Palankesnis Pankų komandai, čia pavojingas epizodas ir netikėtumo veiksnys. Manau, kad nebuvo lengva dabar matyti varžovų vartininkų metimą. Čia labai pavojingas epizodas. Ritulys perimtas, Kutkevičius 1-1 ir šį kartą pagal taisyklės. Pavojingas epizodas su Ritulio aikštės šeimininkai. Boravskiai, jo perdavimas, kad Ritulys vartose apmaudžiai klysta su Ritulio aikštės. Pankų komandos užsivedę yra Hockey Punks ritulininkai. Čia yra kur kas smagiau, čia klaida ir šansas Rygos komandai. Yra kur kas smagiau, čia klaida ir šansas Rygos komandai. Taip spėja prie Ritulio pirmas ir... Ne, viskas taip paprasta. Polis, jo metimas per bet kurias čempionato rungtynes. Metimas pavojingas, buvo lygioje situacijoje, kur čia tolimas metimas ir 2-0! Pirmas buvo lygioje situacijoje, kur čia tolimas metimas ir 2-0! Pirmas sužaisti jis nebeturėjo jokių galimybių, čia klaida ir pavojingas net, bet spaudimas yra labai akivaizdus, gražus perdavimas ir bandymas iš labai toli ir kokia bandymas iš labai toli ir kokia proga turi Hockey Punks. Ojojojoj, koks pavojus, šansas ir toks geras sumanimas ir pavojingas metimas. Ataka, baigis dabar klysta ir šansas Rygos komandai, kaip įspūdingas. Lieka su Rituliu ir vėl Vilija ir paliktų visai neblogas viltis pakovoti nuo svartų. Dabar Lukas Kutkevičius ir jo geras perdavimas Kudrevičiui ir... Metimas, jis nebuvo tikslus, po to antras šansas ir čia štai toks jau dar vienas nevaikiškas pasistumdymas, pats stipriausias pasistumdymas. Akivaizdu, kad čia bus aukų žaidimo, kuris buvo žaidžiamas prieš tai. Perdavimas į priekį, šansas Pankam, puikus perdavimas ir geriau stabdyti varžovus, čia šansas ir 3-0! Timonas Mažulis. Šansas pasižymėti žaidžiant mažumoje. Šansas pasižymėti žaidžiant mažumoje. Su vartus atrodė Kudrevičius. Dabar šansas. Rygiečiai, po to ir Hockey Punks, dabar Rygos HC ataka ir vau! Ir čia dar vienas pavojingas epizodas. Ir čia dar rimtesnis susistumdymas, šiandien tokių buvo ne vienas. Na ką, vėl bus bausmių. Publika šėlsta. Publika šėlsta, 10 sekundžių, čia tolimas perdavimas ir Simas įvartį pelnyti Latvijos atstovai, jie to nepadaro ir galutinis šių rungtynių rezultatas 3-0 lentelėje. Tikėkimės panašų vaizdą pagal